norėjau pasakyti. O dabar dėl to parlamentinio ginčo, kokia mes esame respublika arba kokio tipo. Dvipartinės parlamentinės respublikos ar parlamentinės monarchijos yra ir Europoje. Tai ne Šiaurės Amerikos išradimas. O kokią tvarką mes vadovaujamės, tai tikrai nacionalinė tvarka. Arba jeigu norit, mišria tvarka. Gabaliukas iš ten ir taip toliau. Amerikoje iš tikro kietai pasikeitė dauguma kuriuose nors parlamento rūmuose ir momentaliai visi pirmininkai atitenka tai daugumai. Vat paskutinis atvejis buvo labai charakteringas. Vienas žmogus perbėgo iš demokratų į respublikonus ar atvirkščiai, pakeitė daugumą ir momentaliai visi pirmininkai atiteko nugalėjusiam. Pas mus šitas nedaroma, pas mus yra įvairiai. Ir netgi tarp kitko LDDP valdant, tai yra mums abiems kartu valdant, kai kurie postai priklausė ir kitų partijų atstovams. Tai yra ne vienai partijai.